Nu, žiauriai gražu kažkoks toks. Jeigu mirti, tai po palmėm, taip sakant. Supranti, apie ką aš?มาแวะกินส้มตำได้อายส้มตำแซ่บแซ่บ Ko trūksta? Pagal visas turbūt baseino tradicijas trūksta kokteilio rankų. Skėčių. Gerai, pakalbėkime apie dalykus, kur esam, ką veikiam, ko čia susirinkom. Kalbėsim apie tokius dalykus. Ar skanu, ar brangu, ar pigu, ar pavojinga, ar pasiskiepija, ar neapsinuodėm. Ne, nepakalbėsim, nelabai manęs tai jaudina. Pakalbėkime apie paprastus dalykus. Gerai, Kosamų sala, nebe Andamano pusė, rytinė pusė, ne Andamano jūra, rytinė pusė. Tailando įlanka, Ramusis vandenynas, šalia dar yra už pusės valandos gydytojų kateris Kopangan sala, kurioje vyksta žymieji full moon party vakarėlių mėgėjams. Mes joje nebuvom ir šalia dar tolėliau biškelį 2 valandos katerių gal yra Kotau, mažytė sala, kur visi varo nardyti ir žiūrėti jūrų žuvyčių, jūros arkliukų ir viso kito povandeninio, koralų povandeninio pasaulio. Gerai, tai kodėl mes čia, tai mes norėjom, mums reikėjo vietos, kur galima pailsėti, kur galima ilgiau nei savaitę pabūti vienoj vietoj, nes norėjom užsirašyti į tailandietišką Muay Thai boksą treniruotės ir dar mums nėra patogu, kai reikalui esant reikia padirbti būtent kuprinių, nes tada reikia ieškoti ryšio interneto ir ten nepatogu daryti susitikimus ir taip toliau. Tai va, tai mūsų toks ir buvo planas pabūti vienoj vietoj savaitę 2, o gal net ilgiau. Tai mes čia jau esam 2 savaitės, 2 savaitė. Ir gerai, tai papasakosim, kaip mums sekasi. Šitas video bus visiškai kitos nei praeitie, nes neis sudėti day up to date, atsiprašau, naratyvą, nes dienos kartojasi, nes net vietos, į kurias varom, kartojasi, nes kartais reikia paaukoti vardan kažkokio komforto, tą atradimą džiaugsmą, todėl aš ten, pavyzdžiui, pusryčių restoraną jau turėjau, varau 3 ar 4 kartą, mums patinka ten vienas patiekalas, vietos kartojasi, tai daug ko nefilmuojam, tai bandysiu taip kažkokias ištraukti razinės ir gal kartais logiškai nesusidėlios visas video, bet pabandom. Labas rytas. Atsikirpis pamiršau.
Shake hand, shake hand. Shake hand, no chicken. Punch. Yup. Jab. Yup. Punch. Yup. Elbow. Yup. Move. Yup. Punch. Yup. Elbow. Yup. Elbow. Yup. Punch. Yup. Left kick. Up. Again. Yup. Outside. Yes. Again. More. Yup. Outside. More. Okay, put me. Yup. Punch. Yup. Go. Yup. Đi. Yup. Again. Yup. Punch. Yup. Jab. Yup. Punch. Yup. Oh. Yup. Punch. Kick. Yup. Šalia mūsų yra tokia sama šeimos Muay salytė. Labai tokia faina, unikali. Narvelėse paukšteliai prie ringo ir žodžiu. Šiandien mano pirma pamokėlė. Turiu tą peties traumą. Negaliu visą jėgą, negaliu, gal 20% galiu tą ranką ką nors naudoti. Tai pažiūrėsim, ar paeis kažkas ar ne. Ką reiškia tas šeimos salė, paukščiukai, sodas, mažius traktorium ringę žaidžia. Virtuvėlė iš tikrųjų. Treneriukas. Tas treneriukas. Šiandien lietučia diena. Važiavom valgyti pradėjo lygti. Kvietėmės į namus Picytės, pirmas voltas. Tiksliau sugrebo. Tai, bet jis lietus toksai, kaip, nežinau, jausmas kaip iš džioviklės skalbinės įsidžiovus, įsitraukus. Labauks. Sen biški lietaus tokia dienelė buvo. Dabar taip krapnuoja, bet tas lietus keistas, nes nešlampi, bet dušna. Tai važiavom treniruotėj ir dabar važiuojam apžiūrėti, apvažiuoti salą. Tai atvažiavam dabar į tokį kalniuką, į šventyklą.ได้บอกกับเธอวันนั้นบอกเธอให้จำเอาไว้ถึงยังไงจะช้ายังไงก็ต้องมากลับมาเจอเธอวันนี้กลับมาตามคำสัญญาพูดกันตอนจะร่ำลาก่อนจากกันไกลแต่ฉันรู้เหมือนฉันหายหน้าไปนานอาจดูเหมือนฉันละทิ้งสัญญาที่บอกไปแต่เห็นฉันไหมว่าฉันคือคนเดิมกลับมาแล้วและไม่เคยจะเปลี่ยนไปสัญญาต้องเป็นสัญญาสัญญาว่ามาต้องมาเมื่อใดที่ใครให้คำสัญญาต้องรักษาดีๆด้วยหัวใจ
ใช่แต่เธอเท่านั้นที่เฝ้าอดทนรอฉันเองก็เฝ้ารอเหมือนเธออยากกลับคืนมาตรงนี้อยากกลับคืนมาพบเจอนับวันได้พบเธอไม่ต่างกันเลยแต่ฉันรู้เหมือนฉันหายหน้าไปนานอาจดูเหมือนฉันละทิ้งสัญญาที่บอกไปแต่เห็นฉันไหมว่าฉันคือคนเดิมกลับมาแล้วและไม่เคยจะเปลี่ยนไปสัญญาต้องเป็นสัญญาว่ามาต้องมาเมื่อใดที่ใครให้คำสัญญาต้องรักษาดีๆด้วยหัวใจที่ได้พูดไปจากนี้ทุกครั้งที่เราเจอฉันคอยรู้ว่าจริงใจทุกถ้อยคำที่เคยพูดไว้Vyną pradėjau valgyti, gražiau atrodė, bet susisakiau čia jau tipo laukalo. Tai čia yra kažkokie tie pailgi riešutai, daržovės ir krevetės, daug česnako. Čia yra, man atrodo, šviežia morning glory žolė, agurkai, čia nežinau, tada čia kiauliena vietinė. Ir čili pasta. Paragausiu. Nu ką, nupylė. Fainai popietę pabuvom. Štai vidury, bet visiškai gražus bariukas, labai skanus maistas. Dabar dar biškį lynoja, bet reikia paritėpt slidę, nes paralis. Dabar tai buvo ta tropinė lietaus siena. Nieko jau ant galo nesimatė.ผู้ชายมีกระสุนไม่เกิน 5,000 ชายชาติ Kažkelinta diena klausamui parašau čia, mes skaičiuojam. Tai vakare pradėjo lyti, apyvakariai. Ir visą naktį lijo ir žiauriai griaudėjo, ir tas griaudėjimas saloj visiškai kitoks, toks, nežinau, atrodo, kaip kokios raketos sprogsta.
labai įdomus garsas. Kai važiūrėjau ryte Žalgirį Paryžių, nepavyko nepamatyti, kas laimėjo, bet jau kadangi pradėjau, tai pažiūrėjau. Prasme, atsidariau Messengerį ir jau buvo kažkas iš draugelių buvo parašęs į pergalę. Tai šiandien irgi lyjo ryte, išvarau papusryčiauti ir kažkokį nuotykį susiveikti. Čiko senu yra kažkokios, išsiaiškinsim dirbtuvės. Zetkė padaryta kažkokia. Šukai. Nu, fainas garažas. Ten paprastas, čia kažkoks. Labai keriovas. Fainas dirbtuvės. Būtų idėja pasimti vienam vakarui gal rodą arba kažkokį tokį. Šitas Indiana žiaurus. Tai vairas matomai padarytas azijiečiams, jisai aukščiau kelias. Čia gerai atrodo. Fainas čia džiunglynas. Štai kažkokį kalinaitį pasirodo, čia yra tie ziplainai, kur trosais virš medžių. Taisosi oras, dušna žiūrė. Ir zilionkė, žalia. Labai pamėgau čia šitus orange amerikanų. Juoda kava su apelsinų sultim. Labai tinka kažkaip trečiai kavai, kai geri. Tai išgeriu ir varau toliau į kitą. Nu, čia yra kažkur mažesnis krioklys, bet reikia surasti didesnį krioklį. Ir čia reikės įvažiuoti kažkaip į viršų. O jau labai nemažai čia užvažiavau į viršų. Tai gal išeis iš vis pervažiuoti kalną. Pabandysim. Gal reikėtų pabandyti su tuo ziplainu praskris pro šitų virš medžių, bet smagu. Šiaip aš mačiau, Laose yra. Laose ten pietuose, užmiršau, bet prieš dar čia skrisdami buvau radęs, ten kažkaip yra gibonų rezervatas ir ten vieta, kur gibonai gyvena. Ir ten 3 dienom atvaro. Ir žodžiu, bet ten tie ziplainai, ten kilometro, man atrodo, ilgio. Nu, gal mažiau, ten nuo 800, kur ten virš tarpeklių, gal ir kilometrų. Ir ten keliauji, tu tai ziplainais, ten nežmoniško to dydžio jie. Ir tu varai tenais ir miegi medžio trobelėse, bet ten labai aukštai, tai ten įspūdingai. O čia tokia, nu, kur biški atrakcionų parkas. Aišku, fainai. Įsivaizduoju, kokius ten atvarai medaus mėnesį, ten tie atrakcioniukai, ten išgerti kavą, žiūrint vienas kitam į akis ir ten, nu, gal aš čia per žoskai, gal ne. Gal čia viskas yra okei. Šiaip, nežinau. Norisi, nu, bet čia mano dalykai, norisi kažkokių labiau nesurežisuotų įspūdžių, ne? Tai va, ką aš norėjau sakyti, kad čia daug turų atveža.
išdžipojas, tai aš kažkaip net neplanuotai pasidarysiu pats tau savo tatūrą ir man kainuos tai 3 litrus gazolius. Ir išvarysiu kada noriu, atvarysiu kada noriu, veiksiu ką noriu, būsiu vienas su savim. Tai taip ir padarysiu, kad žodžiu gal nuvarysi ir pasižiūrėsi, kur vyksta Samui turai ir padarysiu visus turus pats. Pasimsiu Katryną. Reikia į tą Kiaulių salą nuplaukti. Ir rytoj gal. Dabar varau į kitą kriok. Pakrauti reikia telefončiką. Šiaip šitokių buvo per upelius biškį reikėjo važiuoti. Nes patvino dabar čia per tą nakties liūtį. Nežinau, ar matosi statumas, nelabai turbūt. Nėra jau aukščiau už mane, ten gal kažkur iškiek. Taip pat į Rūrinam kalną. Posūkių, į kalnes tai tokios, nes čia sala, tai tipo, jeigu tu norėtum nuo Žulniai, tai ką tu čia vis aplink salą, tai pavažinėtum, tipo, ne. Radau durieną, tai su karaliu. Tokiais važiavau, tai reikia važiuoti toliau. Nu čia dabar varysiu išplautais keliukais, bet man atrodo paeis. Čia vavo, bet jam visi užsmirdo. Žinau, kažkokia plasmaskė. Gal nežinau, čia automatas, tas pavarų dėžė, gal pasmirdo, nežinau. Man atrodo, esu jau aukščiausiai vietoj šitoj salos tikrai. Aukščiau nieko. Čia kažkoks erelis praskrido visiškai 10 metrų pro šoną, sklando. Bet atvažiuoti čia buvo, dar nenuvažiavau nuo dabar, jeigu važiuosiu. Bet atvažiuoti čia buvo tikrai sudėtingiau negu tada, kai mes varėm pas vienuolį, nes belia kaip šlapia. Ir biškai čia kažkas buvo pasmirdę, tvirtai. Kažkoks plasmasė, gal ten automatiniai pavarų dėžiai kažkas pasmirdę. Tyla. Viskas jokio triukšmelio. No.
Sveika. Aš debesį. Kažkoks yra kelias, kur atvaro čia su turais. Bet aš kokiu važiavau, jopšt vairogės. Aš debesėlis. Einu pasikrauti telefoną. Radau vietą čia, aukščiausia tikrai vieta. Su mama 7 vaikų. Kremus darai. Ai. Nu gal kažkas matys. Labai. Man pirmą kartą įvyko tas dalykas, kad aš leidausi dabar nuo kalno ir buvo debesis, aš virš debesėlio, o dabar leidau ir pradėjo manęs lyti. Nuostabi akimirka. Turim. Irgi. Vaivoliuką. Kiaulilaitę. Vienas draugas. Šitas geras draugas. Geras. Tada turim. Eat people uždarytas. Tada turim kitą draugą. Tada turim mažylį draugą. Tada turim savo dikapą. Gaidirgį. Neblogai. Tai čia skaitasi kaip ir laimingai ganomas kiaulaitės, man atrodo. Šitas tai draugas. Ateik. Actually, definitely, yes. I love you. Kodėl tu eini pas varaną? Čia yra tautų draugystė šiaip. Nu, mažylė. Darželis. Kokosai. O, kaip pas mamą, klausyk. Čia tos gėlės, kur vazolose. Nu. Akmuo, kur beveik netelpa į kadrą. Rokerylas. Įspūdingas akmenėlis. Sveiki, čia Birutės anūkas. Šiandien su Katrina darom turgų tikrinti turgus. Varėm į pirmą. Šimtakojis. Šineikas. Kirminuką. Gerai. Šiandien ragausim, ko dar neragavom. Tai einam vis dėlto pirmą
Krokodilo. Aš manau, kad bus kaip tarp žuvies ir vištienos. Bet blema, nereikėjo to padažą įdėti, bet prisidėjau. Barbecue. Bet patiekalus valgom, taip. Neįsikalinėti. Aš, pavyzdžiui, neragavau šitų kokosinių blynelių mažiukų. Nu, teistinam. Skanaus. Skanaus. Avinų mėsa. Kalakutieną gal turiu. Nu, gal jaučias, kad ne šiltakraujis, tokia guminė biški. Štai duojam. Toks kažkoks keistas, čia ne raumuo, o kažkoks šūdas. Šeši. Kažkoks toks vaibas buvo valgant tą krokodilą. Bet čia piratas šitas pastrigęs. Paprastas bulviniukas, be nieko šitas turbūt. Paprastas kokosas. Rūdas. Vienodas skonio, bet ko gerai sako, kaip Rafaelas sumaišyti su bulviniais blynais. Kažkur tai panašiai. Kaip man su blynų nemėgėjau, gal nieko. 7. Kiek tu duodi balų? Jam 10. Blynui. Žodžiu, prie kavos tai būtų skanus, bet blynai tikrai. Dabar supratau. Prie kavos tai geriau. O čia kaip Richardsas. Imam antrą turgų, tarpinę stotelę iki žvejų. Aš čia netelpu, pa. Už stogų. Kas čia tipo... Visai nemažas turgus. Toks dar ramus, nes ką tik prasidėjo. Kol kas kažko labai vau nemačiau, bet mažiau suhipsterintas negu Lamai. Viena? Jo. Nu, kitą gali paimti tada su daržovėm. Gerai. Valgysim krabą, tai krabo lasdelės, o aštunkojį eisim dešrelio aštunkojuko. Taip ir padarysiu. Kažkokia aštunkojukų imitacija. Čia ne dešra, kažkas kita. Dešra. Formuota kaip sasiskos supjaustos kaip aštuonkojukai. Čia yra meta visiškai. Mes dabar dar valgysim lasdeles, kurios nėra iš krabo.
Ir aš galėtų būti šilta, ne? Šaltas. Čia su daržovėm. Kiek sumokėjai sumuštinis? Kam? Už abu? Eurą. Už 2 sumuštinius. Aš už maišą šito feikinių dešrelių 8 pajūkų. Irgi eurą. Galvoju, kad ten tikros dešrelės. Oi. Šitas skonis yra kaip kebabo lietuviško be mėsos, kur kopūstai būna, ten viskas česnakinis padažas. Tik tai dar kažkokio saldaus padažo. Na kažkoks dar vaisius jaučiasi. Toks, o ta duona kepta kaip spurga. Nieko. Labai įdomu. Tai mažinu balą krokodilų 6. Blynelį 7. Šitas 7,5.